Gerą dieną, gerbami Žemaitę į Žemaitį prietelę. 2024 metą paskelbti žemaitišką raštą metas. 13 savivaldybių suteikia dalyvauti tame procese ir prisidėti, puoselėjant, propaguojant žemaitių ne tik tą kalbą, bet ir raštą. Per 10 bibliotekų, kultūros įstaigų, dar tik įpusėjus metams, jau koks keli šimtą renginių mūsų tas įvykė ir dar antrą teik bus. Jei kas paklaustom, kam visą tuo reik? Atsakyms mūsų tas į didelį paprastą. Reik mums patiems žemaitėms, kad mes jaustumėmės riktingi, tvirti, kaip sakant, kad mūsų pamatą būtum ant visum kūlių kertenių. O viens iš kertenių kūlių yra mūsų kalba. O mūsų kalbą reik mokėti, žinoti, naudoti. Dėl to aš kviečiu visus, jei kur rasit kokį skelbimą, aplink žemaitišką renginį, dalyvaukit. Tas į nuostabę geras dalykas, išmoksit kažkuo, sužinosit kažko, užsikrėsit tau žemaitiškų virusų, katras kaip koks gerasis paukštėlis skrajuos ir visiems bus nutuoti geriau. Kalba yra didelė svarbi mums, ypatinga mūsų gimtoji kalba. Ir nėra gražesnės kalbos už gimtoji, buvo mūsų gimtoji žemaitių. Aš vieną tik pavyzdį galiu pasakyti. Ir tokium kalbum, katros viens dakts yra apibūdinams daug žodžių. Ta ir žemaitų kalba. Bet ir tokium kalbum, kur tik iš kontekstą gali suprasti, aplinkon rodą ėt. Ta yra didelis skirtums. Tas ir kalbos turtingoms ir gražoms. Ta aš noriu pasakyti visiems, rokaukiamos žemaitišką, kad mūsų žemaitėjai gyva būtom.